Labas vakaras, darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinių komanda. Antradienio naujienos iškart po trumpos apžvalgos. Šį vakarą žiniose. Nuteistųjų verslui maustant gyventojus artėja galas. Ši sistema buvo labai apleista, mūsų valstybė niekad neturėjo pakankamai lėšų skirti įkalinimo įstaigoms ir dėl to susiklostė tokia situacija. Atėjus pavasariui pilnėja stambia gabaričių atliekų aikštelės. Loretos galerijoje pavasariška menininkų iš Vilniaus Veltinio paroda. Pati buvau labai nustebus, kad iš Veltinio, kad tokios plačios galimybės. Druskininkuose duris atvėrė naujas spa centras. Alytuje lankėsi Teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Ministras susitiko su miesto vadovais bei aptarė pirminės teisinės pagalbos teikimo situaciją. Alytaus pataisos namuose Teisingumo ministras apžiūrėjo bei įvertino nuteistųjų gyvenimo sąlygas ir pranešė naujieną, jog jau gegužės mėnesį Alytaus pataisos namuose pradės veikti įrenginiai blokuojantys mobilųjį ryšį. Išsamiau Daina Barnauskaitė. Alytaus pataisos namuose lankėsi Teisingumo ministras Juozas Bernatonis kartu su patarėjų komanda. Alytaus pataisos namų direktorius Kęstutis Jasmontas ministrą pakvietė apžiūrėti nuteistųjų gyvenimo sąlygas. Teisingumo ministras galėjo vertinti ir senas, ir atnaujintas patalpas. Čia yra daug kontrastų, kadangi ir didžiulė teritorija, ir didžiulis skaičius žmonių čia kalinčių šiuose pataisos namuose, todėl ir kontrastai dideli. Yra labai šviesių vietų, matėm, jeigu pradedant klubų ir tuo renovuotų pastatų, kur tikrai sudarytos neblogos sąlygos pagal visus europinius standartus, greta yra pastatai, kurie ne kamerinio tipo, bendrabutinio tipo, kur sąlygos yra prastos. Bet aš noriu pasakyti, kad tai nėra prasčiausios Lietuvoje, tai nereiškia, kad nereikėtų iš esmės keisti situaciją. Nes ši sistema buvo labai apleista, mūsų valstybė niekad neturėjo pakankamai lėšų skirti įkalinimo įstaigoms ir dėl to susiklostė tokia situacija. Teisingumo ministras patikino, jog siekiant pažaboti telefoninius sukčius įkalinimo įstaigose pagaliau atsiras įrenginiai blokuojantys mobilųjį ryšį. Esą sistema konkrečiai pradės veikti jau gegužės mėnesį. Čia yra naujas projektas įgyvendinamas, aš manau, kad šį pavasarį tas projektas bus baigtas ir ta problema iš esmės įkalinimo įstaigoje bus sprendžiama, tačiau nereikia galvoti, kad visi telefoniniai sukčiai yra pataisos namuose. Tik tai šeštadalis tų šio, nusikaltimo dalyvių yra įkalinimo įstaigose, o 5/6 laisvėj. Taip, kad blokavimas telefoninio ryšio įkalinimo įstaigose neįspręs pačios šios problemos, su kuria susiduria visos valstybės. Ministras informavo, jog naudojantis norvegų paramą ir Alytuje bus įrengti pusiaukelės namai nuteistiesiems. Paskutinius savo įkalinimo metus jie galės praleisti artimesnėse laisvės sąlygose. Su euro įvedimu ekonominis vystymasis Lietuvos pagreitės ir mes turėsime biudžete daugiau pinigų ir galėsim skirti ir šitiems dalykams daugiau. Aš manau, pirmiausia, reikia perdaryti bendrabutinio tipo pataisos namus į kamerinio tipo, kaip mes vadinam. Taip pat labai gera iniciatyva ir parama iš Norvegijos karalystės yra dėl pusiaukelės namų ir Alytuje, čia greta pataisos namų, taip pat bus įsteigti pusiaukelės namai. Tai yra žmonėms, kurie paskutinius savo įkalinimo metus galėtų praleisti artimose laisvėj sąlygose, kad galėtų pratintis prie gyvenimo laisvėje. Teisingumo ministras Juozas Bernatonis Alytaus pataisos namuose lankosi pirmą kartą. Prasidėjęs pavasaris gyventojus privertė pasirūpinti savo aplinkošvarą. Miestelėnai suskubo tvarkyti šiukšles, tačiau dar ne visi žino, jog didelių gabaritų atliekas reikia pristatyti į stambiagabaričių atliekų aikšteles. Apie tai informuoja Dzūkijos televizijos žinios. Atšilus orams ir atėjus pavasariui gyventojai suskubo tvarkytis ne tik individualių namų kiemuose, bet ir daugiabučiams priskirtose teritorijose. Prie mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių dažnai matome senus baldus, elektros prietaisus ar net nugenėtas medžių šakas, sugrėbtus lapus. Šiomis ir kitomis didelių gabaritų atliekomis reikia atsikratyti tam skirtose stambiagabaričių atliekų aikštelėse.
Yra atsidariusios, dabar yra 2 mieste stambiagabaričių atliekų aikštelės ir viena yra nauja aikštelė Pramonės gatvėje, tai Pramonės 3. Kita yra aikštelė šalia mašinų gamyklos Astra, Alovės gatvė 6B. Ir šios aikštelės yra pastatytos, viena rekonstruota, kita nauja pastatyta, tikrai gyventojų patogumui, nes gal iš daugiabučių namų rajonų daugiau gali naudotis tai aikštelė Pramonės gatvėje, Alovės gatvės aikštelė iš individualių namų gyventojai. Didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėse priimamos baterijos, nebenaudojama elektros bei elektroninė įranga, naudotos padangos, dienos šviesos lempos, variklio pavarų dėžės alyva, kitos pavojingos atliekos, baldai, mišrios statybos, griovimo ir kitos didelių gabaritų atliekos, besikaupiančios pas gyventojus. Į aikšteles gyventojų atvežamos atliekos priimamos nemokamai aikštelių darbo metu. Gali vežti visas atliekas, tai kurios susidaro ir pavojingos buityje, tiek žaliosios atliekos, tiek kažkokios statybinės atliekos, antrinės žaliavos. Visa kas, ar tai tvarkosi aplinka, dabar ypatingai individualių namų gyventojai skundžiasi, kuriems dėti sušluotus lapus po žiemos, tvarkosi aplinka, tai tikrai tenai priima iš gyventojų nemokamai ir tiesiog reikėtų pristatyti ir tvarkingai jos bus sutvarkytos tos atliekos. Aikštelių adresai skelbiami savivaldybių ir aplinkos ministerijos interneto svetainėse. Ne vietoje numestos ir aplinką teršiančios atliekos yra administracinis pažeidimas. Už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus gyventojai gali būti įspėjami, jiems skiriamos piniginės baudos nuo 100 iki 400 litų. Druskininkuose duris atvėrė naujas spa centras. Sveikatingumo ir poilsio komplekse Grand Spa Lietuva įsikūrė spa namai. Naujieji spa namai savo klientams siūlo išmėginti unikalias procedūras su gintaro priemonėmis ir žinomomis kosmetikos linijomis. Iki šiol Grand Spa Lietuva patalpose veikia spa centrai, nuomavosi patalpas, tačiau pastebėjus klientų poreikį spa procedūrams, buvo nuspręsta atidaryti nuosavą spa centrą. Sakykit, kuo ypatingas šis naujas duris atveriantis spa? Ypatingas tuo, kad jisai yra jau grinai mūsų produktas. Kažkadaise mes turėjome nuomininkus, tačiau pamatėme, kad tikrai yra didelė labai paklausa mūsų klientų tarpe, dėl to nutarėme užsiimti spa paslaugomis patys. Visą laiką žmonės klausė tos paslaugos ir matome, kad tikrai mūsų lūkesčiai tikrai pasiteisina. Spa namuose klientai galės išmėginti procedūras atliekamas su gintaro priemonėmis. Tai unikalios procedūros, kurioms skirtas specialus kambarys, kurio interjere taip pat panaudotas gintaras. Iš tikrųjų labai smagu, kad pagaliau šitą idėją, kuri brendo ilgą laiką, inicijuota buvo po to, kai gintaro kelias buvo pradėtas pernai metais Lietuvos turizmo departamento. Kuo jisai skiriasi ir, kaip aš sakau, mūsų spa namų vinis yra gintaro kambarys. Gintaro kambarį yra ne tik, kad naudojama visa įranga, tai yra masažinis stalas, infraraudonųjų spindulių sauna, lygiai taip pat refleksologinis pėdų masažo stalelis iš gintaro padaryti, bet ir visa kosmetika naudojama taip pat tiek pudra, tiek kremai, tiek aliejus su gintaro dulkėmis. Renginio metu organizuotas labdaros aukcionas, kurio metu svečiai galėjo įsigyti grožio prekių, meno dirbinių arba tiesiog paaukoti pasirinktą sumą. Norėjusi, kad tai būtų kažkoks tai ypatingas renginys, ne tik renginys kaip atidarant, bet kad jisai turėtų naudos ir būtent šitiems mūsų žmonėms, mūsų druskininkų žmonėms, mūsų jaunimui. Visos vakaro metu surinktos lėšos skirtos Druskininkų amatų mokyklos bendrabutyje gyvenantiems našlaičiams ir socialiai remtinų šeimų vaikų buičiai gerinti. Loretos galerija alytiškiams pristato 2 veltinio meistrų iš sostinės darbų parodą, praneša Rūta Kašėtienė. Šiandien Loretos galerijoje viešėjo veltinių meistrės iš Vilniaus Rita Pobedinskienė ir Rūta Steponėnienė. Dirbinius iš Vilnos kuriančios moterys sodo kaimynės kuria suvienijo kūrybą. Alytiškiams menininkės pristato savo darbų parodą Paukščiai sugrįžkit.
Šita tema yra pasirinkta vien dėl to, kad tai yra pavasaris, paukščiai sugrįžta ir dargi, aišku, yra ir gilesnių visokių minčių, tokių, kad paukščiai gali būti netgi sutapatinami su žmonėmis. Šiuo metu labai daug žmonių išvažiuoja į kitas šalis. Parodos temą Paukščiai sugrįžkit atspindi ir menininkių darbai, juose vyrauja paukščių figūros, gamtos motyvai. Veltinių meistrės parodoje eksponuoja per 30 darbų, tai rankinės, šlepetės, sagės, papuošalai ir kiti originalūs bei vienetiniai dirbiniai iš Vilnos. Jeigu tu ir norėtum ką nors labai nukopijuoti nuo kito, tau niekada taip nepasiseks, nes kiekvienas savyje turi savo braižą ir nepasikartoja nei vienas daiktas, jeigu tu norėtum dar kartą padaryti, tokį nesigauna. Mano darbai gal tokie labiau, kaip sako, nudildinti, nuglaistyti labiau, gal dėl to ir yra mano tokia savybė, kad aš labiau mėgstu juos tokį nupuošti gal daugiau, kiti gal tos idėjos kitokios truputį. Tai yra rankinės, jos yra labai patogios ir šiltos ir labai gerai nešiojasi. Tai šlepetės įvairios, kurios irgi yra natūralios ir labai, labai gerai jautiesi su jom, jos yra lengvos. Šviestuvas bus, kuris irgi labai suteikia namams jaukumo. Paskui riešinės, kurios vėlgi turi ir įdomųjų savybių ir yra gražios, išskirtinės, jautiesi su jom labai jaukiai. Pasak veltinių meistrų, Vilnos galimybės labai plačios, tad iš šio natūralaus sveikatai naudingo pluošto galima pagaminti ne tik vilnonius gaminius, bet ir sukurti įvairiausius meno dirbinius. Taip, aš ir pati buvau labai nustebus, kad iš veltinio, kad tokios plačios galimybės. Gali ir rankinuką, ir segę, ir lempos gaubta, ir avalinė, ir netgi paveikslus, ir net ir piešinius daro po stiklu deda. Tiesiog tokios galimybės, kad tiesiog buvau neįsivaizdavusi. Dėl to galbūt mane ir labai sužavėjo ta Vilna. Veltinių paroda Loretos galerijoje bus eksponuojama iki balandžio 12 dienos. Patikusį vilnonį dirbinį bus galima įsigyti. Apie praėjusios paros kriminalinius įvykius tradiciškai informuos kolega Alius Mikelionis. Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnai gavo informacijos, kad Varėnoje viename iš individualių namų gali būti neteisėtai laikomi alkoholiniai gėrimai. 54 metų vyro ūkinėme pastate policininkai aptiko 31 įvairaus dydžio plastikinę talpą ir 10 litrų medinę talpą su skysčiu, turinčiu naminiai degtiniai būdingo kvapo. Iš viso rasta apie 90 litrų gėrimų. Įtariama naminės degtinės. Taip pat ūkinėme pastate buvo rasta ir 76 pakeliai baltarusiškų cigarečių. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai vykdė prevencinę priemonę Plaštakė. Pareigūnai tikrino informaciją spaudoje ir interneto svetainėse. Patikrinta skelbimuose esanti informacija, kurioje galėjo būti skelbiama apie seksualinių ir kitokių intimių paslaugų tiekimą. Taip pat tikrintos viešbučių, kavinių prieigos, trumpalaikės nuomos butai bei kitos gyvenamosios patalpos. Apie teikiamas paslaugas moterys ir merginos užmaskuotai skelbėsi įvairiuose interneto skelbimų puslapiuose, bei už paslaugas prašydavo nuo 100 iki 500 litų. Pareigūnai nustatė 6 22-44 metų amžiaus moteris, kurios pragyvenimui prisidūrė prekiaudamos savo kūnu. Įkliuvo ne tik kito pragyvenimo šaltinio neturinčios moterys, bet ir ištekėjusios darbus turinčios pilietės. Merginos nesivaržydamos seksualinės paslaugas siūlėsi teikti viešbučiuose arba nuošaliose vietose automobiliuose. Viena moteris paslaugas teikė Druskininkuose, 2 Alytaus rajone, likusios Alytaus mieste. Visos be išimties teigė, kad tai pirmas kartas, kai jos bandė užsidirbti teikdamos intimės paslaugas. Moterims už vertimas į prostituciją surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai. Praėjusią parą Alytaus apskrities policijos komisariatuose pradėta tirti 10 nusikalstamų veikų. Įvyko viena eismo nelaimė, išaiškintas 31 kelių eismo taisyklių pažeidėjas.
Visą praėjusį savaitgalį Šiauliuose vyko Lietuvos moksleivių krepšinio lygos jaunių merginų antro diviziono finalo ketverto kovos. Mūsų miestą atstovavo Irenos Špiegienės auklėtinės. Komandą sudaro 1996 metais gimusios alytiškės, tačiau ekipa papildyta ir keliomis Elenos Žilinskinės auklėtinėmis gimusiomis 2000 metais. Finalinio ketvirto metu alytiškės nugalėjo Palangos komandą, tačiau šeštadienį pralaimėjo klaipėdietėms. Paskutinėse rungtynėse sprendėsi antros vietos likimas. Nors šį sezoną mūsų miesto krepšininkės ir buvo nugalėjusios šiaulietės, tačiau sekmadienį joms nusileido. Po pralaimėjimo Irenos Špiegienės auklėtinės liko trečios ir pasipuošė bronzos medaliais. Antrą vietą užėmė Šiaulių, pirmą Klaipėdos krepšininkės. Pirmos dvi komandos kitais metais rungtyniaus pirmajame divizione. Tiek naujienų šiandien, netrukus orų prognozė, ačiū, kad žiūrėjote ir viso geriausio. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Sveiki, metas orams. Žiaurūs vėjai išlaikė ilgokai mus džiuginusį pavasarį. Didįjį perversmą sukėlė smarkiai pasikeitusi oro masių cirkuliacija. Trečiadienį, kaip ir pastarąsias dienas, taip pat daug kur numatomi krituliai. Lietus kai kur maišysis su šlapdriba. Pūs vidutinis vakarinių krypčių vėjas 3–6 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 5, Klaipėdoje 3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 6, Klaipėdoje iki 4 laipsnių aukščiau nulio.